Kai kurie kovotojai laimi dėl įgūdžių, kiti dėl širdies. Bet yra ir tokių, kurie laiko kovą laimėtą dar nepasibaigus. Tapping more of a pro style than he is a tough man. Right, because Bean just wants to punch it out. Tapping more of a pro style than he is a tough man. Right, because Bean just wants to punch it out. Jie šoka, tyčiojasi, nustoja gintis bei gerbti varžovą. Ir tada sportas jiems primena, kodėl niekada jokių būdų to negalima daryti. Big John will have an opinion about that. Oh, big knee from Ankle Venom. Oh, my God! Oh, my God! Oh, and there... What a shot by Lima! Mamma mia! Sabris Sediris žinojo, kad yra nenugalėtas. Per 9 raundus jis dominavo favoritą Semą Maxwellą, 2 kartus jį parbloškė, prakirto antakį ir įrodė esąs nenugalimas perspektyvus boksininkas. Definitely on what comes after he throws. It is good work, but Maxwell's going back in straight lines, and that's me. 10-ajame raunde Sediris ne tik laimėjo, bet ir maivėsi, tyčiojosi iš Maxwello, mėgaudamasis žiūrovų reakciją. Jis jautė pergalės kvapą ir jau ją šventė. Away, Barry. Now you've got it square. And also he knows he can hurt him with any shot he throws. Well, it certainly looks more of a puncher than his record would have suggested, according to how he sees it. Sadiri comes straight out and just a ram left. Here he comes again, Sadiri. And Maxwell. Tačiau Maxwellas vis dar stovėjo ir likus kelioms sekundėms iki paskutinio raundo pabaigos, jis smogė desperatišką dešinį smūgį, kuris pataikė tiesiai į Sedirio žandikaulį, nokautuodamas nenugalėtą prancūzą ir pasiųsdamas jį be sąmonės ant ringo dangos. Maxwell looking a little bit groggy and a face which tells a story. Oh, big shot! Left hand, right hand from Maxwell. Oh, where did that come from? I can hardly believe what I've seen. An astonishing turnaround. He gets to his feet and he stopped it. He stopped. 10 raundų dominavimo ir viena arogancijos akimirka sunaikino viską, ką Sediris buvo pasiekęs. Badras Haris ne tik kovoja, bet ir žavi reginiu. Maroko superžvaigždė visą savo karjerą kūrė remdamasis bauginimu, provokacijomis ir varžovų išjuokimu ringe. Jis pasirodė prieš Arkadijų Ržoseką su tokia pačia arogancija, teatralika ir visišku įsitikinimu, jog yra geriausias. I like that feinting option to show here. He said with the new team. Jab to the it's a little bit of nerves. Oh, he's down for a second time. Antrajame raunde Badras Haris parbloškė Ržoseką stipriu smūgiu koja, bet pastarasis atsikėlė ryžtingai. Haris tapo arogantiškas, puolė be gynybos, o Ržosekas pasinaudojo progą ir kontratako smūgiu nokautavo Harį. Throws just power. One more knockdown and this fight is over. Šaumenas pats tapo reginiu. Niekas nesurengė tokio šou kaip Michaelas Venomas Page'as. Britų pusvidutinio svorio kovotojas, pusiau menininkas, garsėjantis neortodoksiniais judesiais, kurie paralyžiuoja varžovus. O kiekvieną kovą jis paverčia geriausių epizodų šou. Prieš Douglas Salimą Bellator pusvidutinio svorio Grand Prix turnyre Page'as darė būtent tai. Grakščiai judėjo ir atliko įspūdingus smūgius. Welterweight champion in the other set advanced to the final. In many ways, he's hiding his offense just like his father who died on Boxing Day last year. Quickly surged Lima looking to collect data before collecting the elbow. Lima leido Page'ui rodyti sugebėjimus, stebėdamas visas provokacijas, pozas ir nuleistas rankas, laukdamas tinkamo momento atakai. Antrajame raunde jis privertė Page'ą sumokėti. Idealiai suderintų dešiniuoju smūgiu, jį akimirksniu nokautavo.
Richardas Kylis priėmė vieną drąsiausių ir kvailiausių sprendimų karjeroje. Prieš patį teatrališkiausią Bellator kovotoją, vyrą, kurio tapatybė paremta psichologiniu karu, Kylis nusprendė pirmojo raundo viduryje parodyti Page'ui vidurinį pirštą. Jis bandė pasišaipyti iš pagirūno. Page'as nesupyko, neskubėjo, tiesiog nusišypsojo, pašoko ir ėmėsi darbo. Netrukus Kylis gulėjo ant kilimo tame raunde, kuriame manė elgėsi protingai. Page'as iš tiesų aplink jį šoko. Tuo sunku patikėti, kol nepamatai. Leandras Silva kovos metu darė veiksmus, netinkančius profesionaliai kovai. Jis nuleido rankas, atsuko nugarą ir tyčiojosi iš priešininko, lyg rezultatas jau aiškus. 70 pounds or 77 kilos. Oh, and there's the blitz attacks. There are the blitz attacks. Right. Gonna have to do well to get Marek out of there, though. The soldier really had. The thing I really like about his style is it's so efficient. The ropes. Oh, look at the blood really flowing from that nose. Ir tada Marekas Mašuchas jam priminė, kur jis yra. Antrajame raunde Marekas pataikė švarų ir triuškinantį smūgį, po kurio Silva be sąmonės krito. Big left hand lands. Kovo sportinė pagarba priešininkui nėra strategija. Tai malda, kad už tai netektų sumokėti. Masučas į tą maldą atsakė smurtu. Džekis Birdas turėjo planą – nesileisti daužomam 136 kg griovimo kamulio, priversti atrodyti juokingai ir leisti žiūrovams mėgautis reginiu. Ir kurį laiką tai veikė. Baterbinas puolė, o Birdas judėjo, nardė, vengė ir tyčiojosi iš milžino prieš tūkstančius žmonių. Baterbinui prašaunant, Birdas pasirūpindavo, kad publika tai matytų. Jis puikiai leido laiką. Baterbinui užteko pataikyti vieną kartą ir kai tai padarė, pašaipos iš karto nutilo. Birdas, vyras, kuris prieš kelias sekundės buvo pažeminęs 136 kg milžiną netikėdamas, krito ant ringo dangos. Lucianas Butė buvo supervidutinio svorio čempionas, įgudęs, techniškas ir pasitikintis savimi boksininkas. Prieš Edisoną Mirandą Butė pradžioje susidūrė su problemomis ir atlaikė spaudimą. Tačiau kai raundai ėjo į priekį ir Butė pradėjo perimti kontrolę, prasidėjo pašaipos, pasipūtimas, gestai, kurie sakė, tai viskas, ką tu turi. Miranda jam priminė, kad taip nėra. Jis smogė į kūną, tiesiai pataikydamas Butei, kuris suklupo ir krito ant ringo grindų. Čempionai gali pralaimėti, ypač jei nevertina varžovo rimtai. Napa Big Shot Camp. Jis įžengė taip pat didingai kaip ir jo vardas. Nuo pat pradžių jis surengė šou, mojavo rankomis Dypui, laikėsi už savęs, pūtė krūtinę. Po kiekvieno smūgio į kūną, lyg skausmas būtų netikras, jis stūmė smakrą į priekį, tarsi sakydamas, smūgiuok stipriau, išdrįsk. Red hot favorite here. He's making a lot of facial here. Have a look at this. He's granting some. Yeah, keep him up a bit. Yeah, he is gonna. Janapa, I don't think we've seen the end. Buvo linksma, kol liovėsi. Antrame raunde Dypas nustojo būti žiūrovu, smogė 2 kartus ir parbloškė Danapą ant ringo dangos. Danapa, siekdamas jų saugoti orumą, darė atsispaudimus, baigdamas skaičiavimą. Tie fighter always. Yeah. Sound asleep. That's it. That's a big victory. Big punch.
O Kyle Mane puikiai leido laiką kovodamas su perspektyviu filipiniečiu Albertu Pagara. Jis šoko, šypsojosi ir šaipėsi per smūgių apsikeitimus, lyg visa vakaro programa būtų dėl jo pramogos. Kiekvieną kartą Pagarai smūgiavus, Kyle Mane apsimesdavo nesužeistas ir šypsodavosi, lyg skausmas būtų tik kitų problema. So kasi fighter but yun nga since then. So yun ang mga sitwasyon. Our very own Luisito Espino. Talagang yung waistline niya medyo hindi na talaga na-scoutan. Prince Albert still trying to figure out. Smiling a lot and I think parang maybe a mental strategy. So the Alas table, si Donnie Nietes at si Milan. You cannot clown around. Ketvirtajame raunde Pagara nustojo žaisti ir sudavė stiprų smūgį į Kyle Mane kūną, sulaužydamas jam šonkaulius. Ir šypsena akimirksniu dingo, kai jis sukniubo ant ringo dangos, nesugebėdamas pajudėti ar padaryti ką nors kitą, tik laukti, kol medicinos personalas jį išneš neštuvais. Kahit nung unang natalo siya kay Estrada sa Macau. Totoong bagsak kaya. Vyras, kuris 3 raundus šoko ir šypsojosi, paliko stadioną gulėdamas ant nugaros, visiškai nepajėgdamas išeiti savo jėgomis. Rafaelis Reyesas energingai stojo prieš Marką Maksajo, tyčiojosi, gyrėsi ir elgėsi kaip žmogus, kuris jau buvo nusprendęs, kaip baigsis vakaras. Kiekvieną apsikeitimą lydėjo gestas, kiekviena akimirka primindavo žiūrovams, kas yra šou žvaigždė. Antes de que sonara la campana final. Conectamos. Y bueno, creo que esta pelea no va a ser... Y bueno, como te voy a repetir, esta pelea no le importa recibir, pero él está ahí tratando de... Con todo el hombre de... Va para enfrente como buen mexicano. Guerrerito Reyes, ¿no? Salud. Va a ser la clave, yo pienso que va a ser la clave. ¡Ay, qué magnífico! Para muestras un botón. Sí, señor. Seguimos con esta... Para enfrente buscando la pelea ahora, ¿no? Penktame raunde Maksajo pratrūko, paleisdamas negailestingas kombinacijas, kurios įstūmė Reyesą į bėdą. Kiekvienas smūgis buvo stipresnis už ankstesnį, kol Reyesas parkrito ant kelių. Jam netekus jėgų, teisėjas įsikišo ir sustabdė talžymą, kol situacija nepablogėjo. Pueden detener el pleito, pueden detener, ataca con todo. La derecha le ha entrado cuantas veces ha querido, ahora con la izquierda y se va a la lona, no hay más. Knockout para más. Vyras 4 raundus gyrėsis, 5-ajame nebeatsikėlė. Antonis Hembrikas pradėjo šou dar prieš prasidedant kovai, kai buvo pristatomi boksininkai. Vordas išliko ramus ir susikaupęs, o Hembrikas šoko, vaidino žiūrovams ir maitinosi jų energiją, tarsi diržas jau būtų jo. He could be a very popular fighter over the horizon. He has come along quickly. Last time we saw him, he looked extremely loose, very confident, and he puts on a show. Vos nuaidėjus varpui, Bukeris užpuolė Hembriką, kuris turėjo gintis. Dar iki pirmojo raundo pabaigos jį nokautavo stiprus dešinysis smūgis. Hembrikas geriausius judesius taupė pristatymams. Juliusas Longas turėjo ką įrodyti. Jis tyčiojosi iš Agujo, įžeidinėjo jį per smūgius ir net leido Agujui save mušti, kad parodytų, jog tai atlaiko. Jis demonstravo, kad yra neliečiamas. Sucked into the showmanship. Oh, immediately in, leaning in there, he's getting tied up. There, he's starting to walk in and do the same thing. Tačiau 7 raunde kūnas nebeįstengė palaikyti tokio elgesio. Longas buvo įsekęs, be jėgų kojose, visiškai įsikvėpęs. O Agujas kantrus ir ramus prieš kiekvieną provokaciją ir kiekvieną gestą. Jis būtent šios akimirkos ir laukė.
Švarus kairysis kablys pataikė tiesiai. Viskas baigėsi. Longas parkrito ant ringo grindų, nebeturėdamas ką daugiau duoti. The ropes are keeping him up. 10 seconds to go in the round. There he goes. And he's down. And he's down. Jis eikvojo energiją vaidinimui, kai jos reikėjo išgyventi, o 7. raunde Agujas privertė jį sumokėti už kiekvieną jos lašą. Rakešas Krišnanas buvo vakaro žvaigždė ir tai žinojo. Jis provokavo Banla Lompują, nuleido rankas ir elgėsi tarsi kova jam nebeįdomi. Kiekviena nuleista ranka buvo pareiškimas, o kiekviena provokacija – iššūkis. Akut kienain lolo. Astaire Bannockland. Aham haige niitä. Aham haige. Atsekin on siellä nyt valolla. Banla Lompuja prispaudė Krišnaną kampe ir nors jo kojos dar laikė, jo gynyba buvo visiškai išnykusi. Jis liko ten, nesugebėdamas išvengti nė vieno Banlos Lompujos smūgio, gaudamas vieną smūgį po kito, negalėdamas nieko padaryti. Teisėjas matė pakankamai ir įsikišo, kad sustabdytų talžymą, kol padėtis nepablogėjo. Akimirka, kai pradedi vaidinti publikai, yra ta akimirka, kai nustoji saugotis pats. O kovos sporte tai klaida, kurios negali padaryti 2 kartus.